Mielieji, Velykų prasmę ir džiaugsmą puikiausiai atskleidžia Šventasis raštas. Visa Velykų savaitė ir Velykų laikas iki sekminių skirti mums apmastyti ir semtis gyvenimo jėgų iš Kristaus prisikėlimo malonės galios, kuri mums suteikta per krikštą. Evangelijoje pagal Morkų pasakojama, kad saulei tekant moterys atėjo prie Jėzaus kapų ir pamatė, jog akmuo nuo angos buvo nuristas, o kapas tuščias. Nenusigąskite, kreipėsi į jas angelas. Kaip dažnai nutinka, kad nustembame, jaučiame baimę, kai reikalai vystosi kitaip, nei buvome numatę ir tikėjęsi. Tačiau angelo žinia taip pat skirta ir mums, kiekvienam iš mūsų. Angelas sako, nenusigąskite, Jėzus prisikėlė, jo čia nebėra. Eikite ir pasakykite jo mokiniams. Tegul prisikėlusio Kristaus šviesa apšviečia mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir išsklaido baimę bei nerimą. Tegul ramybė, kurią prisikėlęs Jėzus dovanoja savo mokiniams, pripildo ir mūsų širdis bei gyvenimus, taip, kad gyvenimo audros mūsų neišblaškytų. Tesklinda geroji naujiena, Kristus prisikėlė, jis eina pirma mūsų, jis eina su mumis. Visus savo gyvenimu dalinkimės šią džiugią žinią. Su šventom Velykom.